šiais metais iš tikrųjų įsigijau net 2 elektrinės. Čia mažytę turiu ir ant kalno vieną didelę. Tai čia yra 15,3 kW saulės elektrinė. Ją pastatė man vasario vidury. Tai vasarį elektros kaina gal sumažėjo 8 eurų. Tada buvo kovas sugeneravo gal kokį 1400. Balandis sugeneravo 1900 kWh, gegužė 1800 kWh. Tai iš tikrųjų net balandis turėjo daugiau saulės negu gegužė, o kalbant apie išlaidas elektrai, tai aš taip skaičiuoju, kad balandis sumažėjo elektros kaštai apie 240 eurų. Nes vis tiek yra reso mokesčiai, reso turi atiduoti ir taip toliau. Tai sakyčiau, visai pasiteisino, porą metų ir atsiperka. Nu, kol kas taip. Dar laukiu Eno paramos, tai kai gausiu, tada labai būsiu patenkintas. Tai va, o dabar viskas gerai.